Buvo nesutarimų dėl užsistatymo, iš kitos pusės reikėtų statytis kam, bet lygtais įsprendėm viską. Su trasa susipažinom, važiavom į pirmą sesiją, aš esu pirmoji grupė, pirmo numeriu, tikimės taip ir pabaigsim. Nežinau, jau čia nebuvo, uždėjo gumyčių šonas net iš viso, arba kilometralą krovė, uždėjo tik tai bunkerį ir nebuvo užsektas. Sveikinamės iš Kuršėnų šiandien, oras lepina, trasa smagi, bet žinoma ir sudėtinga. Turbūt viena iš techniškiausių semi-pro lygos trasų yra čia. Pirma sesija, vadinkim, treniruotės leido dviem grupėm. Aš važiavau pirmoji grupėje, Edgaras antroje grupėje. Į pirmą grupę važiavo ganėtinai sklandžiai, gavom nemažai važiavimų, buvo šiek tiek niuansų su skyšiais, nes per pilnas bakas pas mane buvo, tai palašėjo kuras, teko truputėlį nuleisti kuro ir dar viena problemėlė gal buvo tokia nenumatyta, tai buferį biškį pervažiavom priekinį per apsišildymą, tai natūralu, kai nusivažinėjom, neužsisegėm gumyčių tiesiog. Bet tokios menkos problemos, aišku, dar ir galą buvau suleidęs į padangas, tai dužo paskutinę lempą, jeigu kas nors turi, tai būtinai parašykit, manau, priglauščiau, bet bendrai vertinant, su trasa dar reikia gerokai padirbėti, atsigaudyti, atsišaudyti, kaip važiuoti, kaip įvažiuoti į trasą, tai praklausėm ką tik ir teisėjų patarimus, bandysim važiuoti į antrą sesiją, galutinai jau susistiguoti mašiną, susidėlioti mintis ir tikimės, kad jos užteks, kad galėtume pasiruošti artėjančiai kvalifikacijai. Nežinau, ką čia gerai ir papasakot, nu ką, susiruošėm, atvažiavom, labai jau strategavau po pernai, kad ne į pirmą treniruočių sesiją, nes pernai tik mašinai sėdėjau, nevažiavau. Tai jau liaudės patarlės mėgt pradėsiu, tai kai bėgau nuo vilko, užšokau ant meškos. Tai pusantros valandos pasėdėjau mašinu ir šiaip netaip gavau 3 važiavimus. Visi 3 važiavimai buvo baisus baisiai man pačiam. Pirmų važiavimų viršui biškį padangas užkabinom, bet toks pačiam baisu, bet smagu buvo. Toliau nežinau, reikia tikėtis, kad veiks sankaba ir važiuosim į antrą sesiją ir dar gal gausim važiavimus net 3, tai būtų labai fainai.
You know I'm always honest, you know we'll never stop it. Gonna keep going till I'm proud of it. Won't give up till I'm on top. I'm always looking for pain, she like to hurt me a name. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly. Want my actions speak quiet, see they be hiding in privacy with the screen only irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yeah, so where is all the positive? Nu ką, buvom antras prasidėjo, nebuvom, o prasidėjo antra sesija treniruočių, tai vėl viskas taip pat, krešai, laukimas ir mano džiaugsmui neišsimina sankaba. Blogėjo šitas reikalas, dabar jinai neišsimina visai. Nu, kažkaip per jėgą eina į grūs bėgį, bet labai jau sunku važiuoti. Buvo minčių nevažiuoti, nes padaryti kaip ir nieko nebespėjom, tai galvojom, kad tiesiog eisim palaikyti Igno, bet paskui pagalvojau, kad jau tiesiog nėra ko prarasti ir bent tą vieną važiavimą tiesiog galiu pabandyti suvažiuoti. Gavosi gerokai geriau negu tikėjausi, surinkau 72 taškus ir galiausiai likau 15 vietoj, kas manau, kad šį savaitgalį yra labai neblogai. Ir ką, antrų tiesiog prisidariau reikalų, buvo 0, bet vienas ir net ne pirmas, jeigu pirmas važiavimas taškais, o ne 0, čia jau yra gerai. O dabar laukiam savo poros, susitiksim su Žydrūnu Vilčinsku. Matysim, džiaugiuos gerai, greitas lėks, tai galėsim varyti kiek eina. Pasibaigė kvalifikacija. Pirmoji kvalifikacijos važiavimo suvažiavau ganėtinį saugų važiavimą, surinkau 81 tašką ir įsitvirtinau pirmoje vietoje. Tai šiek tiek nustebau, maloniai aišku, bet buvo akivaizdu, kad pagal tai kaip jaučiu, kaip važiuojas ir kaip mačiau važiuoja kiti, kad toj vietoj nesilaikysiu ir būsiu nustumtas toliau. Tai antrojo važiavimu surinkau šiek tiek daugiau taškų, minimaliai, bet daugiau, 84 balus gavau ir galų gale kvalifikacinėje lentelėje likau 3 pozicijai. Tai dabar atėjom ant kalnelę pasižiūrėti, kaip važiuoja kolegos porinius ir laukiam savo eilės. Tai patikau važiuoti su Drift Elephants čempionu. Žiūrėsim, kaip seksis, manau, kad bus reikalų, kadangi jisai važiuoja su plyta, ant kiniečių, su veške, ant semių, nors ir likučių, bet bandysiu greičiausiai važiuoti nesleikų, ne ant kiniečių šį kartą, nes tiesiog mašina biškai geriau nuspėjama yra, daugiau valdoma, o ši trasa tokia techniška, tai manau, kad nebesimėtysiu ir išlaikysiu tą pačią padangą iki dienos galo, kol baigsis. Tai stebim, kaip sekasi kolegom ir laukiam savo važiavimo.
pasveikinkite antrosios vietos laimėtoją.